Įrodymo uždavinys. Trapecija ABCD įbrėžta į apskritimą. Įrodyk, kad ji lygiašonė. Pirmiausiai prisimenam savybę, įbrėžtų į apskritimą keturkampių savybę. Mes žinome, kad jeigu į apskritimą yra įbrėžtas keturkampis, tai šio keturkampio priešingų kampų suma lygi 180 laipsnių. Kampas A plus kampas C bus lygus 180 laipsnių ir kampas B plus kampas D taip pat lygus 180 laipsnių. Čia yra įbrėžtinių keturkampių savybė. Dabar prisiminkime trapecijos savybę. Jeigu ABCD trapecija, tai jos gretimų kampų suma taip pat 180 laipsnių, juk šiti kampai yra vienašaliai lygiagrečių tiesių atžvilgių. Taigi jų suma 180 laipsnių, o kampo C ir kampo D suma taip pat yra 180 laipsnių. Sunumeruokime šias lygybės. Čia tebūnie pirma, antra, trečia, ketvirta. Paanalizuokime. Pirmą palyginkim su trečia. A plus C yra 180 laipsnių. A plus B taip pat 180 laipsnių. Ką tai reiškia? A kampai vienodi, reiškia C ir B taip pat turi būti vienodi. Aš užrašau iš pirmos ir trečios lygybės seka, kad kampas C lygus kampui B. Labai panašią išvadą galėtumėm padaryti ir analizuodami lygybės antrą ir ketvirtą. B plus D 180 ir C plus D 180, reiškia B ir C yra vienodi. Kągi mes turime? Mūsų trapecijos kampai prie pagrindo lygus. Lygiai taip pat būtų lygus kampai A ir D, nes jų sumos su kampais B ir C 180 laipsnių. Trapecijos kampai prie pagrindo lygus. Ir jeigu trapecijos kampai prie pagrindo lygus, reiškia ji lygiašonė. Įrodyta.